Labadiena laidos žiūrėtojai. Pradėsim nuo prasmingo posakio. Žmogus gimsta gyvendamas. Taip, kiekvienas iš mūsų gyvendamas keičiamės. Kiekvienas įvykis duoda patirties ir bet koks geras ar blogas veiksmas turi atoveiksmį, kuris duoda postūmį. Kaip gera komanda negali likti be rėmėjų, tai protinga tauta negali išrinkti kvailo prezidento. Viskas tampriai ir logiškai susiję. Rinka ir rinkos santykiai kinta. O dabar apie skaudžius dalykus. Žmonės praradę darbą gauna galimybę išbandyti kitą veiklą. Atrodytų paprasta. Ieškantis ras, neieškantis neras. Ieškok. Tačiau ne visi turi vidinės stiprybės ir pasitikėjimo, kad atstovauti save visuomenėje. Šiandien arčiau televizijos ekranų kviečiame ne tik šios kategorijos žmonės. Pradėjus bendradarbiauti su turizmo ir verslo informacinių centrų atstovais, paaiškėjo, jog poreikis ne tik vesti psichologinius mokymus bei seminarus, bet ir rengti užsiėmimus, kurių metu Šiaulių darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnybos konsultantai, psichologai padėtų parengti gyvenimo aprašymus, pamokytų rašyti motyvacinius laiškus. Šių dokumentų tinkamas parengimas įtakoja efektyvią darbo paiešką, tinkamo įvaizdžio suformavimą apie save darbdaviui. Reaguojant į poreikį, jau kiekvieną pirmadienį 13 val. Šiaulių darbo rinkos mokymo konsultavimo tarnyboje yra organizuojami individualūs ir grupiniai užsiėmimai visiems, norintiems pasirengti dokumentus reikalingus ieškant darbo. Tai būtų gyvenimo aprašymas, motyvacinis laiškas. Užsiėmimo metu galima susikurti ar koreguoti gyvenimo aprašymą ar motyvacinį laišką, pasitariant su profesijos konsultantu ar psichologu. Konsultantai ir psichologai patars kiekvienam asmeniui individualiai, padės. Tokią pagalbą ruošiamės teikti ir kitose Šiaulių bei Telšių apskričių regionuose. Artimiausiu metu planuojamas toks užsiėmimas būtų Plungės turizmo ir verslo informacijos centre. Dar viena prevencinė priemonė, skirta mažinti įtampą visuomenėje, tai kiekvieną ketvirtadienį 10 val. Šiaulių darbo rinkos mokymo konsultavimo tarnyboje vykstantis psichologiniai užsiėmimai Šiaulių ir Telšių apskričių gyventojams, norintiems pagerinti psichologinę savijautą. Jų metu dalyviai turi galimybę išmokti padėti savo, išsisakyti, diskutuoti apie susidariusią situaciją su psichologu bei kitais grupės dalyviais, padedama žmogui atpažinti savo problemą bei skatinama ieškoti sprendimo būdų, prisiimant atsakomybę už savo veiksmus. Šių susitikimo dėka mažinamas vidinis nerimas, skatinamas pozityvumas. Išsamią informaciją apie tarnybos siūlomas priemonės, teikiamas paslaugas galite rasti internetiniu adresu, kurį matote ekrane. Taip pat mus rasite Trakų gatvė 43 Šiauliai. Ačiū uždėmesį, geros dienos. Aš kvieščiau visus, kuri šiandieną galbūt savo negali pasakyti, esu stiprus, pasitikiu savimi, gerai jaučiuosi. Esu drąsus, gyvenimo pokyčiams pasiruošęs juos įveikti. Užtenka man stiprybės. Manyčiau, kita vertus, pokalbio, atviravimo, saugumo mes išsiilgę esame visi. Šiandieną yra didelis deficitas, nes už psichologinį komfortą labiausiai esame atsakingi patys. Dėl materialaus mes galime pakeiksnoti kitus. Ir tai yra taip betarpiška. Tačiau ir materialus, ir psichologinis komfortai jie be galo susiję. Jeigu žmogus turi tos stiprybės savo viduje, tiesiog patirtyje analizuoti atvejai, rezultatai rodo, kad žmogus suranda ir darbo. Ir iš tiesų geba taip save sustiprinti, kad įveikia pačias sudėtingiausias kliūtis. Nes kiekvienas emocinis sukrėtimas, jis mumise palieka kokį tai atspaudą. Labai svarbus yra pervertinimas. Iš kiekvienos kliūties mes galime, lyg savo atsakyti, galime išeiti tvirtesni ir dar labiau suskydę.
Tvirtumas tai yra lyg laiptelis žingsniavime į priekį. Žmogus tada geba pamatyti savo viziją, geba pamatyti savo sėkmę. Jeigu tokia yra, mes visada drąsinam save. Tai yra savotiška savipagalba. Ne pati problema yra, kaip problema mus veikia. Esmė yra mūsų požiūris į problemą. Visos problemos mus veikia, kada ir įtakoja, kada mes jas įsileidžiame į savo vidų ir lyg nesąmoningai patikrinam, ar užteks mums galių, vidinių rezervų, vidinių emocinių rezervų šitom problemom išspręsti. O emocinė galia, kai kada jos tiek atrodo, mes štaip įsiilgę, bet kai kada tiek nedaug žmogų reikia. Padrasinančio žodžio, žodis žaidžia, žodis gydo. Reikia tiesiog padėti iškviesti emocinę pozityvę patirtį, tas sėkmės situacijas. Klasika sako, jeigu 15% laimės sėkmės yra jūsų kieme, jūs žinote, ką reiškia būti laimingu. Ir jeigu dažniau prisimintumėte tuos išgyvenimus, sėkmės išgyvenimus, iš tiesų tvirtesni jaustumėtės. Dažnai aš savo klientus kviečiu išmaudyti teigiamų, išsimaudyti, save išmaudyti teigiamų emocijų vonelėse. Tai paprastas receptas. Tačiau šviesa savyje. Mes puikus esam psichologai patys savo. Tačiau žinau, kad sunkiausia yra atpažinti ir pripažinti problemą. Kituose mes labai greitai vardinam. Aišku, kiti mumise pastebi. Savikritika geras, savikritiškumas geras dalykas yra. Tačiau šiandien problema ir pozityvios kritikos sulaukti. Labai daug negatyvaus žinojimo. Visi laukiam alternatyvos. O ką daryti, kad pagerėtų? Diagnostika, kad blogai, dar nieko nesako. Ir šitos blogybės apskritai aplinkoje, jas mes perkeliame į savo išgyvenimus. Emocijomis beje mes taip pat dalinamės, nežinau, kaip ir kitom dovanom. Emocijos beje užkrečiamas taip pat dalykas. Jeigu jautiesi ir gyveni tarp piktų arba pats nešioji būtent savo kišeniai šitą emociją, piktam atrodo, kad ir visi kiti pikti. Galim be abejonės atpažinti, galbūt pagal išorinius vertinimus, jeigu skaistesnė saulė ar žydresnis dangus. Gali tai atrodyti teorija. Bet aš nuoširdžiai, kai kada savo klientams sakau, tiesiog ne tuos akinius šiandien išsirinkote. Jeigu kiti akiniai, tai kitas iš tikrųjų ir aplinkos matymas būtų. Mes kiekvienas pildome savo gyvenimo knygos puslapius. Ir jeigu šiandien gyvenimo knygos puslapyje, mano puslapyje, įrašo nėra, arba jis tiesiog, kalba pats už save ir apie niekinius ir negerus dalykus, ir kuria neigiamą emociją, neigiamą patirtį, be abejonės, vargu ar rytoj kas nors pasikeis. Tam, kad kai tą pastebėtume, verta galbūt savo mintį prasminti, garsinti, kai kada kviečiu net parašyti. Rytas protingesnis už vakarą. Perskaičius ją šiandien, galbūt aš atrasiu kažkokį tai priežastį postumi, kodėl tai vyko vakar. Mažai žingsnelis į priekį. Laidelė baigėsi, laukiame atsiliepimų ir pasiūlymų. Iki.